Laidos partneriai. Labas vakaras, su jumis sportinė pramoginė laida Teritorija, kurioje šiandien aistros dėl regbio iš Maltos ir pomėgis, kuriame tiesiog būtina puoselėti kūną. Tad gražių emocijų su mūsų laida. Po paros laiko klajonių po Europos oro uostus su Lietuvos regbio rinktinės žaidėjais pagaliau vėlyvą penktadienio vakarą pasiekėme Maltos salą. Tempas didelis, ilsėtis nėra kada, jau kitą rytą treniruotė, po kurios metas vykti į stadioną, kuriame lauks varžybos su Maltos rinktinės vyrais. Kadangi kelionėje rinktinė buvo suskaidyta į dvi grupės, tai tik dabar vyrai turėjo galimybę pabūti kartu, pasikalbėti ir konkrečiai aptarti žaidimo planą. Siauromis vingiuotomis gatvelėmis atvykome į mažą pietinės Maltos miestelį Paolą, kuriame gyvena tik apie 9 000 žmonių. Nuo šios vietos iki sostinės Valetos vos 5 kilometrai. Lietuvos rinktinės vyrai susikaupę skuba į persirengimo kambarį. 15-20 minučių pasiruošti svarbiam susitikimui. Vieni juokavo, kiti tyliai savyje išgyveno pasirengimo akimirkas. Išurbinės į stadioną, kuriame pusvalandis laiko apšilti prieš rungtynes. Atmosfera stadione labai pakili ir triukšminga, mat Maltoje tikrai nemažai regbio sirgalių, kurie už bilietus nesibodi pakloti nuo 7 iki 24 eurų. Tąkart laukia itin svarbios Europos regbio nacijų taurės turnyro 2A diviziono antro rato rungtynės tarp Lietuvos ir Maltos rinktinių, turnyro lentelėje užimančių atitinkamai 2 ir 3 vietas. Pirmojo rato susitikimą prieš metus Šiauliuose po dramatiškos kovos 9-6 laimėjo lietuvaičiai. Rungtynėse, kuriuose net 3 lietuviai buvo nubausti geltonomis kortelėmis, ne vienai komandai nepavyko atlikti prispaudimų, visus taškus jos surinko baudos smūgiais. Prieš savaitę prieš šį susitikimą Maltos rinktinė Rygoje iškovojo pergalę, rezultatu 28-0 prieš Latvijos atstovus ir su 12 taškų pakilo į 3 poziciją, o lietuviai paskutinę dvikovą namuose su Švedija baigė lygiosiamis 30-30. Intriguojantis mačas Lietuva-Malta vyko 8 000 žiūrovų talpinančiame stadione. Lietuvos rinktinės pagrindą sudarė Šiaulių Balteks ir Vairo klubo žaidėjai, bei 3 regbininkai iš užsienio ekipų. Gediminas Marcišauskas ir Marius Andrijauskas iš Anglijos ir Andrius Martinskas iš Švedijos. Maltos komandos vyriausiasis treneris Damianas Neilas nuo pat pirmų minučių savo auklėtiniams liepė laikytis greitais perdavimais paremto atakuojančio stiliaus ir stengtis jį primesti varžovams. Panašu, kad tai pavyko padaryti, nes pusė pirmo kėlinio minučių buvo itin nesėkmingos mūsų rinktiniai. 20 minučių mūsų pirmo kėlinio tragiškas žaidimas, kur gavosi labai chaotiškas toksai. Vyrai blašėsi, nežinojo, kas kur bėra, kas ką daro. Po to gal žaidimas taip susiderino, pradėjom žaisti, bet trūko tokio agresyvumo. Žaidėm pirmą kėlinį gana taip pasyviai, neišnaudojom savo 3 ketvirčių, žaidėm siaurai ir to pasiekmė pirmas kėlinys buvo gana toks blankotas.
Maltiečiai jau dvikovos pradžioje galėjo išsiveržti į priekį, bet pirmomis minutėmis po jo atlikto baudos smūgio kamuolys atsitrenkė į virpstą. Lietuviai kėlinio viduryje perėmė iniciatyvą ir 23 minutę Gediminas Marcišauskas pelnė pirmus 3 taškus. 29 pirmo kėlinio minutę geltona kortele buvo nubaustas Marius Andrijauskas, kuriam teko stadioną palikti 10 minučių. Mariaus teigimu šios nuobaudos neturėjo būti. Nebuvo tos geltonos kortelės, neturėjo būti. Kodėl? Jų žaidėjas pagavo mane už kojas, jų teisėjas šuonis atėjo pasakė, kad aš spyriau jam. Jis atėjo ir švarė mane. Tai čia paprasčiausiai teisėjas negerai pasiėmė. Pirmo kėlinio pabaigoje per jau teisėjo pridėtą laiką Mindaugas Misevičius atliko prispaudimą varžovų zonos įskaitinėme plote, o Gediminas Marcišauskas dar realizavo ir papildomą smūgį. Tad rezultatu 10-0 pirmą kėlinį Lietuvos rinktinė užtikrintai laimėjo. Po pertraukos maltiečius tarsi kas pakeitė, jie kilo į lemiamą šturmą ir vos per 13 minučių pelnė net 14 taškų. Visos juos surinko Džeimsas O'Brienas, pasižymėjęs 2 baudiniais, 1 taiklių smūgių iš eigos ir kamuolio prispaudimu. Per likusias 20 minučių mūsiškiams atsakyti nors viena rezultatyvia ataka taip ir nepavyko. Nors sakoma, po mūšio kumščiais nemojuojama, tačiau pasikalbėkime apie tai su Lietuvos rinktinės žaidėjais. Sužaidėm taip, kaip šiuo momentu esam pasiruošę. O vienas minusas didžiausias, tai skaityčiau kažkoks keistas deguonies trūkumas čia. Netgi rytiniai treniruotė, kada mes darėm rytinę treniruotę mankštą, tiesiog buvo toks kažkoks realus deguonies trūkumas, neįmanoma tiesiog atsikvėpuoti. Pilnai plaučių kvėpti. Atrodo, kvėpuoji, bet nenaudingai kvėpuoji. Ta prasme, trūksta grinai oro. Tai tas labai jautės šiandieną. Pirmą kėlinę pradžią Vangums, kaip matėt patys, vėjas, aš nežinau iš kur čia toksai, čia tsunamis gal kažkoks ateina. Autų metimai, kojų spardymai buvo, tiesiog, aišku, kumščiais po muštinių nebesimosikuojama. Bet vyrai padarė, ką galėjo. Padarėm, ką galėjom, galim sakyti, ir viskas. Viskas gerai buvo, paskutinės 15 minučių atidirbom iš peties. Darėm kokį 25 fazės be klaidų. Pritrūko sėkmės ant galo tikriausiai. Aš asmeniškai galvoju, kad klimato sąlygos gal truputį keitėsi vis tiek. Žmonės, kas Anglijoje, kas Švedijoje, kas Lietuvoje, oras daug šaltesnis ir mes tikrai dusame, pirmą kėlinį tikrai dusame. O daugiau jau gal pramušame antrame kėlinyje, gal parodėme savo charakterį, stipresnę pusę, bet vis tiek trūko treniruočių, trūko kartu susijėjimų, gal kažkokių tais, gal daugiau reikėjo federacijai gal kažko tai įsidėti. O šiaip, manau, nepasisekė. Negali visą laiką laimėti. Galim pasakyti, kaip atvažiavom, taip sužaidėm. Kokias sąlygas sutikė, taip ir žaidėm. Visų pirma, atvažiavo mažiau žaidėjų negu priklauso, kas neleido daryti daugiau keitimų. Visų antra, važiavom į varžybas daugiau negu parą ir buvo dar pilna nesklandumų įvairių. Tai manau, tas ir sutrukdė turbūt sužaisti. Gal pritrūko kažkiek sėkmės. Kiek žinau, Malta ruošėsi prieš tos varžybas, bent 10 dienų stovyklą. Va taip ir gavosi. Laimėti visi norėjom, bet išėjo kaip išėjo. Trūko tokio, nežinau, nemiegoja, chebra nevalgė, tai čia visas atsakymas. Lietuva-Malta pergalė rezultatu 14-10 atiteko Maltai. Iš tikrųjų, per šį žaidimą labai mažai taškų pelnyta. Dėl ko tai būna? Nes vyravo daugiau gynybinis žaidimas. Tiek mes turėjom daug gintis, tiek jie gynėsi. Todėl ir nebuvo to gražaus žaidimo, kada pelnama daug taškų. Jie išnaudoja vėją, techniškai spardė. Viskas, padarė vieną drop golą, kuris nužudė mumis. Tikrai
paskui dar vieną žemėną į kraštą. Tiek pliusai tokie, kad iki galo kovojom, nenuleidom rankų. Lietuviai už pralaimėjimą mažesnių nei 7 taškų skirtumų uždirbo vieną bonus tašką turnyro lentelėje. Sunku kalbėti, kai komanda pralaimi, tačiau juk ne viskas taip blogai. Pusė velnio nuotaikos, pavargę. Matyt, šiandien buvo mums ne tik nepalankus vėjas, bet ir nusiteikims gal. Sviravo nusiteikims, mes bangutai, kaip Baltijos jūra žaidėm. Tai gerai, tai blogai. O kai apylygės komandos labai sunku tada yra žaisti. Viskas. Svarbu, kad komanda nenukabintų nosies. Aš galvoju, viskas mums prieš akis. Nesakyčiau, kad nesisekė. Aš tai, pavyzdžiui, džiaugiuosi. Gal ne savo žaidimu, bet komandos žaidimu. Malačiai vyrai kovoja iki galo, ypač paskutinės 15 minučių, tai čia yra super. Aš asmeniškai dariau, ką galėjau, jaunas nelabai patyręs, bet daug ką darė, poilsį nebuvo. Nei pavalgė normaliai, nei išsimiegoja. Atrodo dabar gerai išsimiegos, bet aikštė viskas pasijauti. Darėm, ką galėjom ir viskas. Iškirpkit. Ką daugiau galiu pasakyti. Darėm, ką galėjom, viskas. Atidavėm visą sveikatą ir viską parodėm, ką galėjom. Klimatas, manau, šį bei tą darė, nes dusinu labai, bet buvau kaip buvau. Turnyro taškų skaičiavimo sistema. Pergalė 4 taškai, lygiosios 2 taškai, pralaimėjimas 0 taškų. Papildomi taškai už pralaimėjimą nedidesnių nei 7 taškų skirtumų 1 taškas. Už per mačą atliktus ne mažiau nei 4 kamuolio prispaudimus varžovų zonos skaitinėme plote 1 taškas. Po šio pralaimėjimo Lietuvos rinktinė prarado beveik visas viltis pavyti grupės lyderę Švedijos komandą bei užimti pirmą vietą. Nenusiminam iš tikrųjų, nes mes patys esam patriotai, mes čia žaidžiam jau po 20 ir kitų daugiau metų tą regbį ir mes žinom, kad yra pokyliai, yra kritimai, bet svarbu, kad tu širdį išlaikai tą regbį, tą meilę jauti tam regbiui, nieko nekeičia. Tas pralaimėjimas čia nieko nekeičia, galim sakyti, mes čia jam šventę padovanavom. Nes šiuo atveju šiame divizione tikėtis, kad švedai ten, tarkim, pralaimės ar nelaimės su bonus pointais, kažkur tikėtis, kai iš dangaus tau nukristas skelalapis į aukštesnį divizioną, taip nėra, čia sportas. Čia sportas, čia tu turi užsidirbti tą dalyką, užsitarnauti, krauju prakaitų, tada tik tai tu būsi vertas tos vietos. O kaip yra, taip yra dabar. Dabar yra, kur esam. Ir iš tikrųjų džiugu, kad vyrai nenuleido iki pat paskutinių minučių, nes matęs ir mešlungiai traukė, ir traumas, ir krita, ir, sunku buvo iš tikrųjų, bet yra kaip yra. Jis, mamai linkėjimai, grįšiu sekmadienį, lauk manęs su vakarienė. Kelionė tikrai nebuvo lengva, lydėjo nemažai nesklandumų. Rinktinės žaidėjai pyko, neslėpė emocijų, tačiau kiekvienas jų vis tiek šaunuoliai. Nežaidžia iš didelės meilės, regbiui iš idėjos ir svarbiausia iš visos širdies. Dėl patirtų nepatogumų apgailestauja ir Lietuvos regbio federacijos prezidentas. Pirmoji buvo daug organizacinio broko, tai yra dalis sekretariato klaidos. Buvo įskaidyta komanda, neteisingai nupirkti bilietai lėktuvų. Ateityje stengsiuosi pats prakontroliuoti, kad nebūtų tokių dalykų ir kad rinktiniai žaidėjai nekentėtų dėl organizacinio darbo. Nes padarytos klaidos ir jas reikia ištaisyti, o mūsų nacionalinė rinktinė yra tikrai gera ir labai geri žaidėjai. Ir komanda yra gera. Ir ta nesėkmė Maltai, tikiuosi, ateityje kompensuosim pergalėm Lietuvoje, kai žaisim su Kroatijos rinktinė pavasarį. Ir tikiuosi, kad viskas bus į gerą pavasarį. Netrukus apie linksmesnius dalykus ir unikali galimybė pamatyti trečią kėlinį. Regbyje yra tradicija po kiekvienų svarbesnių varžybų abiems komandoms tai atšvęsti kartu. Aptarti varžybas, apdovanoti geriausius žaidėjus, trenerius, teisėjus, pasidalyti prisiminimais ir įspūdžiais. Tai vadinama tradicija švęsti regbį. Taip nutiko ir šį kartą vienoje Maltos užeigų. Paskutinius 2 grupės mačus Lietuvos regbio rinktinė sužais jau kitais metais balandžio 28 dieną svečiuose su Latvija, o gegužės 5 dieną namuose su Kroatija. Netrukus reklama, o po jos pasakosime apie tuos, kuriems egzistuoja gražaus kūno kultas, tad ir vėl pasimatykime.
Gražus ir išpuoselėtas kūnas tai milžiniškos pastangos. Netrukus susitikimas su tais, kurie žino, kaip tai padaryti. Vilniaus miesto kultūrizmo ir fitneso atvirose taurės varžybose gražių kūnų paradas. Jau pačiame renginio pavadinime dvi skirtingos kūno tobulinimo kryptys, tačiau jas vienija vienas bendras tikslas – gražus ir išpuoselėtas kūnas. LK teatre Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjungos surengtose varžybose varžėsi 40 sportininkų, kurie atstovavo 15 klubų iš Ukmergės, Kauno, Jurbarko, Šiaulių, Marijampolės, Šilutės bei Vilniaus. Šios varžybos turėjo ir savo misiją. Skatinam, kad daugiau sportuotų žmonės, ne tik fitnes ar kultūrizmą, aplamai, kad žmonės sportuotų, skatinam, kad visi bijo to kultūrizmo, čia raumenų kalnas, nieko sveiko, šiaip čia, kaip jūs matėte turbūt, čia ir grožis, ir sveikata, ir elegancija, dėl to ir darom tas varžybas, šiaip entuziastai, nenorim pamiršti tos sporto šakos, kažkada tai irgi dirbęs ar trenerių, pats sportavęs tą sporto šaką. Prieš keletą dešimtmečių kultūrizmą į madą atvedė aktorius Arnoldas Švarcnegeris. Tuomet ši sporto šaka ir pasiekė savo populiarumo viršūnę. Ilgainiui, kai visuomenė vis labiau rūpinasi sveikata ir iš sporto tikisi ne tik gražaus kūno, bet ir geresnės sveikatos būklės, klasikinis kultūrizmas kiek užleidžia vietą sporto šakoms teikiančioms pirmenybę sveikatingumui. Įprasto klasikinio kultūrizmo tikslas – raumeningo kūno suformavimas, kai siekiama išlavinti visas raumenų grupės, išlaikant tam tikras proporcijas ir maksimaliai išryškinant jų matomumą, sumažinant riebalinį audinį iki minimumo. Čia svarbiausia, kaip sportininkai atrodo, o ne ką jie gali. Niekas nestovi vietoje, tad ir šiame sporte yra pasikeitimų vertinant sportininkų kūnus. Taisyklėse pasikeitė daug kas. Labiau dabar žiūrima į grožį, į proporciją žmogaus. Anksčiau būdavo taip, kad kas ką daugiau raumenų, tas ir laimi. Dabar taip nėra šiais laikais, tas raumenis reikia pradirbti. Tikrai pasikeitimų labai daug, užtat ir atsiranda naujos kategorijos. Bet kaip ir jūs matėt, buvo bikinio kategorija, dailios merginos, gražiai naujokų kategorija, tie, kurie bijo startuoti ir pirmą kartą užlipa ant scenos. Kultūrizmas tai išugdytos raumenų sistemos meninis parodymas. Kultūrizmo varžybose vertinamas sportininko atskirų raumenų grupių išvystymas, gebėjimas estetiškai parodyti kūno raumenų išugdymo lygį. Kultūrizmo metodai ir priemonės taikomi sporto šakose, kuriuose pagrindinis reikalavimas yra atletinis pasirinkimas. 1946 metais įkurta Tarptautinė kultūrizmo ir fitnio federacija, o 1991 metais šios federacijos narė tapo Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacija. Šis sportas tikrai ne kiekvienam, nes jis turi vieną, bet labai didelį reikalavimą. Čia nepaprastam žmogui ta sporto šaka. Yra tokių, kurie ruošias, sakykime, pabūna, laikosi tos dietos kokį mėnesį ir nutraukia, neišlaiko, paprasčiausiai psichologiškai. Jei nori siekti šio sporto aukštumų, privalai būti užsispyręs. Nori užauginti daug raumenų. Čia pirmas noras, pamato, kad nėra tas paprasta, o tie, kurie labai greitai nori užauginti, tai dažniausiai ir nelieka toj sporto šakoje, neišlieka. O tie, kurie užsispyrę ir mato, kad tai sunkus darbas, iš tikrųjų sunki sporto šaka, o tie lieka, jie pradeda sportuoti ir su laiku išauga tokie sportininkai. Šiam sporte kažkokios ribos nėra. Mes žinom daug pasaulio sportininkų, kurie dalyvavo būdami 65 metų, garsus atletai ir jie laimėdavo prieš 30 mečius. Amžiaus tokio skirtumo aš nematau. Patys sportininkai apie šio sporto pasirinkimą ir atsiradimą jų gyvenime kalba taip. Sportas visą laiką mane traukia ir žavėjo, aš visą gyvenimą sportuoju. Šiaip tai šioje sporto šakoje tik tai 4 metai. Bet čia visumoje patiko, sportavau dėl savęs, kol nebuvau trenerių priverstas išeiti visgi į sceną ir pasirodyti čia. Ir, kaip pasakyti, pirmas blynas ir neprisvyliau. Žodžiu, esate iš tų vyrų, kur vien tik tai paprastai sportuoti neužtenka, norite pripažinimo? Ne, nepasakyčiau. Čia galbūt savo ego patenkinimas, tik tai tiek, kad, ta prasme, vis tiek, jeigu tą sportų domiesi ir kažkaip tai išėjimas į sceną, galbūt šiek tiek dar pastumėja tam ir tiek. Tik dėl savęs tikrai. Iš nedidelio miestelio esu, iš Šilutės, tai mano mieste tokių sportininkų kaip ir nėra, labai mažai. Ir taip tiesiog treneris buvo vienas iš tų pradininkų tą mieste, tai ir pastumėjo į visą šitą polinkį ir
labai patiko, adaptavausi ir tiesiog tęsiu tą, labai patinka, tiesiog bus mielas širdžiai sportas. Nežinau, čia turbūt pašaukimas, čia gyvenimo būdas šioks toks. Taip gyvenu aš, man tai patinka, pasikankinti dietos, nuostabu. Nuostabu, kai yra rezultatas. Šiame sporte egzistuoja ir sunkiausias etapas. Sunkiausias etapas tai, kai, sakykime, lieka kokie 3 mėnesiai iki varžybų. Tada sportininkai griežtos labai dietos laikosi. O čia, sakyčiau, pats sunkiausias etapas. Atsisako daug kai kurio maisto, net kaip paprasto vandens. Tai sunku, iš tikrųjų labai sunku yra. O kas padeda nugalėti, klausėme vieno iš varžybų nugalėtojo. Pasitikėjimas. Ta prasme, tiki ir laimi, turbūt taip. Tai, ką toliau išvysite, neabejotinai džiaugsmas vyrų akims, nes šiose varžybose varžėsi ir dailiosios fitneso atstovės. Subalansuota vidinio ir išorinio pasaulio harmonija yra pirmoje vietoje ir tai pasiekti yra kiekvieno žmogaus užduotis, o tą padaryti padeda fitnesas. Visiškai suprasti savo unikalumą, individualumą, išvystyti savo geriausias fizinės ir dvasinės vertybės, tai yra tikrasis fitnesas ir tai jokių būdų nėra vien tik monotoniškas fizinių pratimų atlikimas. Atverti fitneso pasaulio duris reiškia žengti pirmą žingsnį savo asmenybės atradimo link, siekti dvasios, proto ir kūno vienybės, priimti save koks esi, pradėti pozityviai žvelgti į supantį pasaulį, tai reiškia nueiti pusę kelio sėkmės bei užsibrėžto tikslo link. Fitnesas tai ne hobis ir ne pramoga, tai gyvenimo filosofija. Vilniaus kultūrizmo ir fizinio klubų sąjungos surengtose varžybose nugalėtojų vardus pelnė Marius Arlauskas, klasikinis kultūrizmas, Arūnas Žičkis, kategorija naujokai, Lukas Mongirdas, jauniai, Gedvydas Norkevičius, kategorija jaunimas, Ana Merdenova, merginų kūno fitnesas, Evelina Dransenkaitė, bikinio kategorija, Raminta Valaitinė, moterų kūno fitnesas. Klubų įskaitoje pirmavo Jurbarko Progresas, pranokęs Kauno Factory Gym ir Vilniaus Olimpiją. Fight.
Vilniaus miesto kultūrizmo ir fitneso atvirųjų taurės varžybų pagrindinio prizo laimėtojų tapo Tadas Blažys, iškovojęs absoliutaus čempionų titulą. Neseniai 33 metų atletas triumfavo tarptautinėse varžybose pasaulio, ugniagesių ir policininkų žaidynėse Niujorke, kur irgi tapo absoliučiu nugalėtoju. Tadas pripažino turintis ir minusų, tačiau svarbiausiai yra nugalėti save. Turiu minusų. Negali būti. Bet stengiamės taisyti minusus. Daug dirbam, sportuojam daug, taisom minusus ir gaunasi pliusas, kai kada išlošiam taurės. Aš taip galvoju, kad aš turiu save nugalėti. Aš galiu tai padaryti, save pakeisti. Ir jeigu save galiu pakeisti, galiu ir reiškia pasaulį truputėlį pakeisti. Aš tai manau. Visada smagu matyti žmonės, kurie puoselėja savo kūnus ir dovanoja šventą akims, tad belieka laukti naujų susitikimų. Dėkojame, kad šį pusvalandį leidote su Teritorijos laida. Užsukite į mūsų interneto svetainę teritorija.tv ir pamatykite jau aplankytas vyrų teritorijas. Na, o šį vakarą linkime gražaus laiko su pirmu lietuvišku sporto kanalu. Sudie. Laidos partneriai